Nerimas tai signalas, nuolatinis signalas apie tai, kad jūs praleidžiate kažkokį savo poreikį, ignoruojate jį. Ignoruojate savo kažkokią svarbę vertybę, pakasdami ją po svetimais reikalais, svetimais poreikiais, kuriuos galbūt prisimate kaip savo. Jūs paminate labai svarbius savo giluminius norus. Galbūt dar netėjo momentas, kad jūs suprastumėte, todėl nerimas jūs ir toliau kankins, jisai auks, pavirs nekontroliuojamom baimėm, pajausite, kad jausmai tada kontroliuoja jūs, o ne jūs juos. Galbūt tai pavirs net panikos priepuoliu. Jis didės ir auks tol, kol jūs neatkreipsite dėmesio į save, į savo vidų. Vienas sprendimas tai pažvelgti į savo poreikius, į neišpildytas vertybės ir surasti sprendimus. Reiks išmokti mylėti save. Mylėti save vadinasi rūpintis savimi ir savo poreikiais. Ir priimti sprendimus, kuriems nesiryžote ilgą laiką. Galbūt nepopuliarius kitų atžvilgių, patirsite pasipriešinimą. Visam tam reikės sukurti resursinę būseną, atrasti drąsą, o tą galima padaryti tik tai pažvelgus į savo nesąmoningą dalį, pripažinus kai kuriuos sunkiai priimtinus dalykus. Ir kai tai padarysite, pajausite, kad gyvenimas atsistoja į kitą visai vėžę. Pamatysite, kad vieni žmonės, kuriems jūs tokie nepatogus, pasitraukia iš jūsų gyvenimo, tačiau atsiranda daug žmonių, kurie myli jūs tokius, pripažįsta ir džiaugiasi jūsų unikalumu. Aš jums to ir linkiu. Jeigu reiks, susitikime, padėsiu.